Šiandien aš dalinuosi apie didelius sprendimus, kuriuos esu priėmusi ne kartą gyvenime, bet ypatingai šiais metais. Sausio mėnesį buvo momentas, kai aš priiminėjau ir ėjau į didelius sprendimus savo veikloje. Kovo mėnesį aš ėjau į didelius vidinius sprendimus savo santykiuose. Ir dalinuosi apie tai, kad pirmiausia, kai moteris tikrai nori vidinių didelių pokyčių realybėje, ji turi savo viduje suvokti, apie kokią kokybę ji galvoja. Koks mano yra sprendimas ir į kokią kitą kokybę aš einu. Ar aš aiškiai suprantu, ko aš noriu? Nes dažnai iš mūsų aš noriu daugiau pinigų, aš noriu, kad vyras geriau elgtųsi, aš noriu, kad santykiai būtų kitokie, aš noriu, kad mano veikla prasimuštų. Viskas su tuo yra gerai, bet kuo aiškiau suvoksit, kokia yra mano sekanti kokybė, ko aš noriu gyvenime ir kaip atrodo mano kita kokybė, kaip ji atrodo. Kaip jie atrodo man? Kas tai yra? Kokios yra sudedamosios dalys, ne? Ir kai aš pirmiausia savo mintise savo labai aiškiai identifikuoju ir pasidarau savo vidinį darbą, nes nebus patogu pamatyti tą kitą kokybę. Nebus patogu, kodėl? Nes protas klykia, nesąmonė, neįmanoma, šitaip neegzistuoja, čia tik Instagramo iliuzijos, ką tu čia savo prisigalvojai? Tai pirmiausia yra tas vidinis moteriškas darbas, kurio niekas nemato. Ir niekam jo nereikia aiškinti. Ir niekam apie jį nereikia įrodinėti. Ir jam reikia susikaupti pačiai prieš save. Su savim pačia reikia susitarti, kad aš šį darbą pasidarysiu. Nes labai lengva ir dauguma iš mūsų esam išmokusios, ką daryti, bėgti dėl kitų. Jeigu dėl vyro reikėtų padaryti meditaciją ir neutralizaciją, padarytume greitai. Jeigu dėl vaikų reikėtų jau pasistengti ir kažką ten padaryti stipriau, padarytume. Jeigu draugė jau ten kažkas joj blogai ir mes žinom, kad čia mes padarysim vidinį darbą, neutralizuosim, tai ir mes darytume už tą draugę. Bet kai ateina momentas padaryti tai dėl savęs, pasirodo įsijungia visiškai kiti principai, kurie neleidžia to atlikti nuoširdžiai, susikaupus, dėl savęs. Tai va tas pirminis darbas, nors darbas yra netinkamas žodis, galbūt tai yra žodis procesas arba vidinė intencija, dar gražiau ir moteriškiau, mes turim ją atlikti. Ir ji turi būti mums pačioms pirmiausia aiški, kas yra pas mane sekantis gyvenimo etapas. Kaip jis atrodo, į ką aš einu ir ko aš daugiau nebetoleruoju, bet nebetoleruoju pati prieš save ir pati savo su savimi. O ne tai, kad, žinai, aš nebetoleruosiu, kai jis manęs negerbė. Pala, pirmiausia, mes supraskim, ko tu iš tikrųjų gyvenime nori. Tu nori pagarbos. Tu nori, kad tave, kai tu įeini į kambarį, gerbtų visi. Nesvarbu, ką tu sakai, nesvarbu galbūt, kad tu nieko nesakai. Tu nori, kad tave tiesiog gerbtų, ne? O ne tai, kad aš užkniso manęs negerbė, nebetoleruosiu, jis pamatys, jie pamatys, ne? Čia ta kova, čia tas maištas, tas energijos ištaškymas. Ir žinom, 10-15 metų, kur tai nuveda? Ta prasme, kur mes nukeliaujam? Su ta kova, su tuo maištu, mes vis tiek sėdim tam kambarį, kuriame mūsų negerbė ir toliau kovojam, tik negerbė dar daugiau, dar labiau, dar stipriau. Ir kai mes atmetam visą tą kovą ir pradedam vidinę intenciją transformacijai, pačios dėl savęs, tam pačiam kambarį, atsisukusios į save ir atsigręžusios suvokusios, kad aš noriu, kad šiame kambaryje aš būčiau gerbiama. Gerbiama. Tada prasideda, kai intencija yra išleidžiama, bet ji turi būti aiški, kokia mano sekanti gyvenimo kokybė.
kiek tai yra pinigų, kiek aš noriu uždirbti į mėnesį, kokio aš santykių noriu, kokio aš noriu gyvenimo. Aš kažkada svajojau, kad aš dirbu, mes atsiverstume prieš daug metų mano rašytą dėkingumą, kuriame buvo intencija. Aš dirbu, kada noriu, kaip noriu, iš kur noriu, gaunu pinigus, nes padedu žmonėm. Nebuvo aišku niekas. Aš baigusi medicinos universitete burnos higienistės profesiją, ta prasme, apie ką? Ir laikiausi visas licencijas čia Anglijoje toliau eiti ir dirbti su baltu chalatėliu. Dirbau ties tuo. Ir niekas nebuvo, bet buvo mano vidinė intencija, man labai svarbu yra laisvė. Tada dar nebuvo intencijos, kiek aš uždirbu. Tiesiog, kad aš gaunu pinigus už tai, kad aš padedu. Dabar jau galiu labai aiškiai pasakyti, kuo aiškiau jūs formuojat savo intenciją, savo ketinimą, savo norą, tuo lengviau ir tuo greičiau jis pildosi, nes jums nereikia visos kelionės suprasti, bet Roberta, kaip nepatogu. Tai jeigu dabar aš, pavyzdžiui, esu, nežinau, daktarė arba esu advokatė, Roberta, kaip nepatogu, tai dabar aš matau, kad aš ten turiu kokių šokių mokyklą. Kokia nesąmonė, Roberta. Matot, vidinė intencija jau yra nelengvas procesas. Transformuoti, nes tavo širdis galbūt kalba apie tuos dalykus, bet jie atrodo nelogiški. Tai vad, kai pasidaro šitą vidinę intenciją, tada laukia sekantis žingsnis - įsipareigojimas tai intencijai. Ir nebus taip, mano visata, Dieve, parodyk man ženklus, parodyk man. Gerai, viskas yra gerai su ženklais. Tačiau neužstrikit ženkluose. Kodėl? Nes kai jūs gausit žengti pirmuosius žingsnius link savo intencijos, tai nebus paprasta ir lengva, nes jūs niekada to nedarėt. Taip pat, kaip pavyzdžiui, prisiminkit, jeigu bandot šokį kokį išmokti. Tai ten labai jau paprasta ir lengva, niekada nedarius, o kaip atrodo taip paprasta tam video pažiūrėti, čia bus taip lengva, čia taip greitai. Ir tu žiūri, kad tu vienas žingsnelis, antras žingsnelis, reikia sujungti 3 žingsnelius, vėl iš pradžių pradedi. Tai va čia toks momentas, kuris irgi labai panašus į šitą procesą einant į kitą kokybę. Tu palengva dėlioji tuos savo žingsnelius. Tau Dievas padeda, ženklai yra atsiunčiami, bet noriu pasakyti, kad būna kartais moteris užstringa, parodyk man ženklą ir nieko nedaro. Nėra jokio žingsnio į priekį ir įsipareigojimo etapo, kad viskas. Aš tikiu ir pasitikiu savimi, aš tikiu ir pasitikiu savo intenciją, savo norus, savo sekančią gyvenimo kokybę. Viskas, aš jai įsipareigojau. Ir kai tu įsipareigoji, kai tu žengi sekantį žingsnį, tada viskas pradeda dėliotis ir įsijungia. Nes įsivaizduokit, kaip užsisakyti prekę internetu. Aš labai noriu šito telefono, arba aš labai noriu šito žiedo, aš labai noriu. Ir tu įsidėjus į krepšelį, sakai, aš labai noriu, parodyk, spaudi viską. Vėl kova, vėl įtampa, jokio atsipalaidavimo. Vietoj to, kad tu paimi ir paspaudi užsakyti. Bet žinot, kad paspausti užsakyti, dar reikia suvesti kortelės duomenis. Ir gal tau yra nepatogu išleisti ant savęs, nusipirkti tą žiedą, kuris kainuoja ten didesnę sumą negu įprastai. Ir vad, kai tu įsipareigoji, paskui žiūri, visata sumetė tau taip, kad atėjo papildomas užsakymas, vyras atėjo visas laimingas, sako, čia tau, šiaip savo nusipirk kažką 50 eurų ir žiedas kainavo būtent tiek. Kai tu įsipareigoji, visata atsiunčia tau ženklus, kad tai yra tinkama kryptis, kad tai yra tai, apie ką tu, bet tu turėsi žengti žingsnius. Nes ir tie žingsniai jie nėra labai sudėtingi, bet jie yra nepatogus, nes mes niekad nedarėm. Aš dabar matau Daivą ir aš puikiai suprantu, jinai gali pasidalinti, ką reiškia pirmieji žingsniai į savo viziją ir
savo šokių grupės kūrybą. O Dieve, pirmiausia, dar reikėjo kelis mėnesius, Daiva, tikiuosi, tu nesupyksti, kad imu tavo pavyzdį, nes tave matau. Dar reikėjo 3 mėnesius Daiva švelniai kito vesti, nes jinai taip paima tą viziją ir vėl numeta. Žinai, man šiaip irgi gerai. Ir vėl paima ir vėl numeta. Ir man ir taip šiaip gerai be tų vizijų. Tai va tas vidinis ketinimas ir intencija dar irgi yra procesas. Ką daryti, Roberta, kai šis procesas taip užstringa, jisai toks nepatogus, nemalonus, va dabar tu pasakoji apie tuos žingsnelius, meilė savo. Tai, ką Zita gražiai pasakojo, sulėtėjimas, pasidavimas. Bet pasidavimas ne tai, kad aš pasiduodu, nebedarysiu jokios vizijos, nes nepatogu. Ne. Tu pasiduodi dabar šiai būsenai, pasiduok tam nepatogumui, tiesiog atsiduok jam. Atsimenat, mes nekovojam prieš savo jausmus. Mes nekovojam prieš savo būsenas, nes baime, įtampa, nepatogumas, abejonės yra natūralus procesas einant į kitą kokybę. Protas jums mes įvairiausių dalykų. Pavyzdžiui, imu pavyzdį iš savo veiklos. Aš nusprendžiau, kad karalienės programa eina į kitą kokybę, bet į kitą kokybę ne tik man asmeniškai, bet ir moterims. Turėjo atsirasti mentorės, turėjau perleisti visus dalykus, ar buvo patogu? Ne, nes paleidi kontrolę. Ar atsijungė moterų? Taip. Ar rašė mentorės, Roberta, aš turiu sesiją ir iškart po sesijos atsijungia. Tai kas bus karalienėse? Aš ne tik savo turiu išlaikyti erdvę, nes pala, ar aš tiksliai žinau, kas bus karalienėse, kaip ir suprantu savo viziją, aš ją matau. Ar iš tikrųjų tai bus, juk mes nei viena nežinom. Tačiau išlaikyti erdvę dar ir kitoms, kurios yra šalia manęs ir kuriuom aš sakiau, kad bus tokia vizija, mes dabar keliaujam taip. Ar buvo patogu? Dar kitas momentas, nuo ko aš pradėjau. Kai aš savo santykiuose pamačiau, į kokią kokybę aš einu, aš priėmiau labai nepatogų sprendimą, aš dar apie jums jį tikrai papasakosiu. Ir karalienės apie tai sužinos pačios pirmosios. Bet apie tai sužinosi tada, kai bus tikras rezultatas. Ne? Kai bus tikras rezultatas, aš jau dabar procese matau, į ką tai išsirutulioja. Aš pasakiau vyrui apie vieną momentą, ko mes nebedarysim ir kas bus šiek tiek kitaip dėl to, kad aš tiesioginė prasme viduj padariau praktiką iš tamsiosios moteriškumo energijos išsiskirti su senaisiais modeliais ir senuoju vyro, su senaja vyro tapatybė ir su senaja savim. Viskas. Šitos asmenybės, kurios kažkada kūrė santykius, skiriasi. Ir tai vyko energetiniu principu. Grįžus, aš visiškai gavau vidinį atsakymą, kas toliau, koks toliau žingsnis ir kaip aš tam įsipareigoju. Ar man buvo patogu pasakyti vyrui, kad dabar, pavyzdžiui, dabar mes bendrausim tik tais taip. Tai atrodė, kad aš esu paskui išnaudotoje. Kaip taip galiu, ar tai yra teisinga, juk mes vyras ir žmona ir panašiai. Vyrui kilo plaukai piestų lygiai taip pat. Ne tik man, bet ir jam. Tai vad ką aš noriu pasakyti. Kai jūs padarot vidinės intencijos procesą, tą transformaciją, sekančiai žingsniai nebūna lengvi, nes jūs įsipareigojat, bet dabar pačiame procese aš matau skirtumą. Jisai kalba kitaip, aš dar kalbu, aš jau nebetikėjau, kad galima pasiekti dar kitokio lygio. Ta prasme, jau galvojau, kad viskas galbūt jau mes kito lygio ir nebesukursim savo santykiuose. Atrodo, buvom labai fainai pasiekę, bet dabar kažkoks toks momentas lūžio taškas. Ir brangiosios, nebijokit lūžio taškų, kurie atrodo kaip pabaiga. Žinot, apie ką kalbu? Žinot tą jausmą? Roberta, čia jau bus pabaiga, čia jau viskas. Aš tokių momentų turėjau begalę. Ir man irgi atrodė, kad pabaiga, bet iš tikrųjų ta pabaiga yra mūsų protui ir mūsų ego.
Jeigu jūs išliekat ištikimo savo intencijai, ketinimui, išliekat ištikimo savo moteriškam ritualams, praktikoms, sesijoms, paskaitoms, meditacijoms, šokio, judesio, visi dalykai, daug įrankių, rašymas, lūžio tašką jūs praeinat. Niekad lūžio taške nepriimat sprendimų, nes ten kas? Ten yra baimė, ten yra liūdesys, ten yra skausmas. Žinot tas emocijas puikiai. Niekada nepriimat iš šių emocijų sprendimų. Sprendimus priimat ramybėje, su intencija ir tas sprendimas tarsi pas moterį turi gimti. Ir kai jis gimsta, irgi dažniausiai jis būna nepatogus. Ir tada priėmusio sprendimą dar turėsite išlaikyti erdvę sau ir visai aplinkai, su kuo tas sprendimas yra susijęs. Ir tas lūžio taškas vyko tik tais tam, kad įvyktų gilesnė ir didesnė transformacija. Ir tokiu akimirku aš esu turėjusi ir savo santykiuose begalę, ir savo veikloje begalę. Su meile ir ramybė brėžti ribas, papasakoti ir suprasti pačiai, apie ką tai yra, būti ištikimai tai vizijai. Kiek daug kartų pas mane buvo ateita ir pasakota, kad va dabar, gal tu nori čia papildomai kažką, gal tu nori dar kažkaip. Ir buvo kartų, kai aš paslydau, ir buvo daug kartų, kai aš nepaslydau ir klausiau savęs, ar aš teisingai elgiuosi. Kad aš esu tokia griežta dėl savo vizijos ir niekur į šonus. Ir daug kartų pasitvirtino, kad tai mano intuicija. Kad kai mes įsipareigojam savo kitai kokybei, savo vizijai ir padarom tą ketinimą, sukuriam jį ir išleidžiam, mes turim jam ir įsipareigot. Nes labai lengva yra pamesti dėmesio koncentraciją ir vėl pradėti taškytis. Tai čia tave kviečia, gal į vieną susitikimą, gal į kitą, čia dar va toks fainas klubas, dar kažkur. Ne. Mano koncentracija yra tik į mano viziją. Ir su tuo viskas yra gerai. Tai gali būti vizija santykiuose, tai gali būti vizija finansuose, vizija veikloje. Ką noriu dar šiandien pasakyti tokio stipraus ir labai gilaus, tik atidarant šitą erdvę. Noriu pasidalinti su jumis vienu momentu, kurį aš irgi išgyvenau daug metų. Apie santykius. Ir apie santykius aš noriu pasakyti taip, mes per daug susikoncentruojam į savo skausmą ir per mažai susikoncentruojam į savo naują kokybę. Ir tada, kai mes susikoncentruojam į savo skausmą, į savo seną kokybę, vis dar seną, laikom prie jos prisirišusios kaip tą suknelę, laikom ir labai sunku ją išmesti. Mes nesuprantam, kokie sekantys sprendimai dėl naujos kokybės. Ir apie santykius aš atskirai pakalbėsiu dar.